Sveiki, esu Mantas Mačėnas, Agrochemo augalininkystės skyriaus vadovas ir šiandien su jumis sveikinuosi iš Biržų rajono, kur kartu su savo kolegomis atnaujiname video projektą 3-2-1 derlius. Šiame projekte seksime javų ir rapsų pasėlių augimą iki derliaus nuėmimo ir stengsime pasidalinti pačiomis geriausiamis rekomendacijomis ir savo įžvalgomis iš Šiaurės Lietuvos. Esame žieminių kviečių lauke, kuris sėtas teoriškai optimaliais terminais, tai rugsėjo 15 dieną, sėjos norma 4 milijonai dygių sėklų vienam hektarui. Be tręšimo NPK trąšomis ūkininkas padarė labai teisingą žingsnį iš rudens ir nusipurškė pasėlius plataus spektro veikimo herbicidais iš rudens. Pavasarį sutikome žymiai ramesni, nes žinome, kad didžioji dalis piktžolių yra sukontroliuota iš rudens. Pavojingiausios piktžolės kaip miglė ir smilguolė tampa nebe tokios svarbios pavasarį ir žymiai lengviau galėjome planuotis tręšimo darbus ir pirmosius darbus tręšimui per lapus. Vertinant pasėlių būklę Lietuvoje matome, kad tiek žieminiai kviečiai, žieminiai miežiai ar žieminiai kvietragiai atrodo puikiai. Aišku, turime laukų, kuriuose pasėliai buvo žmirkę arba yra vėlyvesnės sėjos ir prašiau pasikrūmyje. Tačiau pavasaris yra pakankamai šiltas, aišku, viskas vystosi labai greitai, sprendimus turime priimti greitai, bet dar pasėlį galima išgelbėti ir iš jo išspausti aukščiausius rezultatus. Vertinant pasėlį šiame lauke suskaičiavome apie 650–700 produktyvių stiebų kvadratiniame metre. Klausimas, ar tokiam lauke reikalingas augimo reguliatorius skatinantis šoninių ūglių augimą? Mes manome, kad skubėti su tokiu purškimu nereikėtų. Svarbiausia yra išsaugoti tai, kas yra susiformavę. Tai atliekant pirmąjį purškimą per lapus, jeigu to dar nedarėte, rekomenduojame panaudoti augimo reguliatorių Medax Max 350–400 gramų hektarui kartu su mikroelementinėmis trąšomis per lapus Naujiena PK 3010 kartu su MGNS ir mitybinių miglinių javų kompleksu su cinku, manganu ir variu Cereals. Vertinant bendrai pasėlių būklę, matome, kad kviečiai yra pasiekę 30–31 augimo stadiją. Na ir pastebime, kad ant pirmųjų lapų formuojasi lapų septoriozės požymiai. Tai klausimas, ar šiais metais naudoti ar nenaudoti pirmąjį fungicidą yra labai paprastas. Purkšti reikia ir kuo greičiau. Agrochema šiais metais pasirūpino, kad turėtume pačius efektyviausius ir geriausius sprendimus pirmajam purškimui ir savo klientams galėsime pasiūlyti tokius produktus kaip Balaya Flex Pack, Prexor Power Pack ir Input, kurie savaime skirtingai geba suvaldyti tiek kviečių dryžligės, tiek lapų septoriozės ligų plitimą ir apsaugoti pasėlį nuo tolimesnio ligų plitimo. Po purškimo augimo reguliatoriumi ir fungicidais bus laikas pradėti galvoti ir apie purškimus herbicidais. Ūkiai, kurie atliko herbicidinį purškimą iš rudens vienokį ar kitokį, gali būti šiek tiek ramesni, nes savo pasėliuose ras kibio lipiko, rugiagėlės, notrelių, kurios gali būti labai lengvai kontroliuojamos net ir iki vėliavinio lapo. Na, o tie, kurie neatliko herbicidinę purškimą iš rudens, turėtų įsivertinti savo pasėlį ir stiprų herbicidinį purškimą atlikti iki antrojo bamblio. Formuojant herbicidinę strategiją, mes savo klientams turime paruošę stiprių produktų gamą. Jeigu purškimas neatliktas iš rudens, rekomenduojame jums vieną stipriausių herbicidinių sprendimų rinkoje, Broadway Star Mustang Forte Pack, kuris kontroliuos ne tik vienas skiltės piktžolės tokias kaip tuščioji aviža, smilguolė ar nedirsė, bet lygiai taip pat ir dviskiltės piktžolės net ir su gilia šaknų sistema. Esame žieminio rapso Armani pasėlyje, kuris mūsų akimis atrodo puikiai. Sėja vykdyta teoriškai optimaliu terminu rugpjūčio 15 dieną, sėjos norma 500 000 daigių sėklų viename hektare. Rudenį pritaikyta pilna BASF auginimo technologija, išpurkštas herbicidas Butizan Avant, o 4 lapelių tarpsnyje panaudotas augimo reguliatorius fungicidas Iventus. Pavasarį šiuo momentu suskaičiavome sveikus 45 augalus viename kvadratiniame metre ir vertiname, kad pasėlis yra peržiemojęs puikiai.
Vertinant žieminį rapsą tiek šiame lauke, tiek bendrai Lietuvoje pastebėjome, kad jau pirmąjį Velykų savaitgalį turėjome gana gausų stiebinio kopūstinio paslėpto straublio ir rapsnio žiedinuko paplitimą. Šiame lauke kartu su herbicidu buvo atliktas purškimas insekticidais, kad suvaldytume pirmąją kenkėjų bangą, o augalui esant maždaug 25-30 cm aukščio bus atliekamas ir antras insekticidinis purškimas piretrodais, kad maksimaliai gebėtume apsaugoti augalą nuo kenkėjų. Rapsui esant 30 cm aukščio rekomenduojame naudoti fungicidą augimo reguliatorių Juventus, kuris paskatins šoninių pumpurų vystymąsi ir išlygins pasėlį. Kartu su fungicidu galite naudoti ir mikroelementinės trąšas skirtas purškimui per lapus – Super, Rapeseed ir Amino. Tiek šį kartą, ačiū, kad žiūrėjote. Visada galite rašyti mums elektroninio pašto adresu agronomas@agrochema.lt arba kreiptis į Jūs aptarnaujantį vadybininką. O šiame epizode rekomenduotus produktus ir sprendimus galite įsigyti elektroninėje Agrochema parduotuvėje e-agrochema.lt.